Ir apdovanojimą už gyvenimo nuopelnus įteiks Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė ir Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius. Labas vakaras. Šiandien štai šiuo Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atkūrėjo Kazimiero Motiekos medaliu mūsų apdovanotas žmogus itin nusipelnęs Lietuvos sportui. Advokatų kontora Motieka ir Audzevičius, jų įkurtas fondas, taip pat pridės ir piniginę premiją. Ir šiandien žmogus ypatingas galbūt tuo, kad šis renginys jau kelinti metai vienyje ir olimpinį, ir paralimpinį sportą. Jo nuopelnai turbūt sunkiai pervertinami ir vėlgi ir olimpiečiai, ir paralimpiečiai gali paminėti ir pavadinti savo treneriu ir paskirti jam pačius gražiausius žodžius ir padėkas už tai, ką jisai padarė ir kaip jis padėjo jiems. Labas vakaras publika, labas vakaras televizijos žiūrovai. Man didelė garbė įvardinti šį žmogų. Aš tikrai galiu pasakyti, man asmeniškai tai yra tėvas. Jaučiu didelę meilę ir pasididžiavimą šiuo žmogumi. Ir aš net nebejoju, kad daugelis, tiek olimpiečių, tiek paralimpiečių, kuriems teko su juo bendrauti, tą pripažįsta ir žino. Jo patarimai man nuskynė, norėčiau sakyti, pergalės Europos, pasaulio ir paralimpinėse žaidynėse. Patarimas toks atrodo paprastas ir trumpas. Sako, Mindaugai, žiūri į veidrodį. Sako, žiūriu. Ką matai? Save. Sako, o tikrai save matau? Sako, taip save matau. Ir man sako, žinai, rytoj varžybose prieš šitą žmogų turi nugalėti. Šitą žmogų tu turi įveikti ir viskas bus gerai. Ką ir Seimo pirmininkas panašiai sakė, kad svarbiausia yra sudalyvauti, padaryti viską, kas geriausia. Ir to žmogaus žodžiai buvo tokie pat. Ir tikrai su didelė pagarba didžiuojuosi, kad jį pažįstu ir norėčiau įvardinti šį žmogų. Tai Rimantas Plungė. Lengvaatletis Rutulio Stumikas, daugkartinis Lietuvos čempionas, tarptautinių varžybų medalininkas, olimpietis. Po sportinės karjeros pabaigos paskyrė save kitų Lietuvos sportininkų ruošimui. Rimantas Plungė treniravo olimpiečius Austras Kujytę, Vaclavą Kidyką, Saulių Kleizą, paralimpinį čempioną Mindaugą Bilių ir daugelį kitų. Labai dėkoju šitą apdovanojimą, jis man tikrai labai malonus netikėtumas ir gal dar ir dėl to, kad aš nesijaučiu taip kažką ypatingo daręs. Tiesiog mano gyvenimas buvo toks, kad aukštesnės jėgos matyti iš dangaus man paskyrė tavo vietą čia. Aš pradėjau sportą domėtis labai jaunas, jau sakysim, kai man buvo 12 metų, vyko Melburno olimpiada, aš jau žinojau visų varžybų finalistus, sakysim, lengvojo atletikoje ir pavardės rezultatus ir taip toliau. Tai šitas kelias, sakau, mane vedė ir atvedė į tai, kad šiandien aš buvau apdovanotas šito apdovanojimu. Džiaugiuosi tuo, kad tame kely dar teko, nors atvedė į sportą mane, sakau, be mano valios, bet paskui ir supratau, kad kitiems reikia daugiau pagalbos, negu aš gaunu. Ir todėl pradėjau dirbti treneriu, nors mano diplomas visai kitos ryties. Ir supratau vieną dalyką dirbdamas treneriu, kad sportininkas turi ne tik tai, kad jis ten, sakysim, pasiekti rezultatą išreiškimas skaičiais sekundėmis, turi tapti kitokiu žmogum. Žmogus, kuris peršoka 1,5 metro, kad jis peršoktų 2 metrus į aukštį, jis turi tapti visai kitokiu žmogum. Ir džiaugiuosi, kad pavyko tam tikram būreliui žmonių padėti
tapti tokiais, kurie gali. Ačiū už apdovanojimą, ačiū visai. Sveikiname gerbiamą Plungę už gyvenimo nuopelnus, dėkojame Jums, ačiū gerbiami prezidentai ir Jums, dėkojame. Švęskime ir toliau.